Rūta, šiandien prisėdom laukuose. Prisėdom. Labai retai tai būna, jau mums tikrai dabar. Noriu tave pašnekinti apie visiškai man tai naują liniją – Biologicals. Mes kompanija Syngenta žinomi kaip augalų apsaugos gamintojai. Šiais metais pristatėm Syngenta Biologicals. Ir labai daug ūkininkų klausia, ar mes pakeitėm logotipą. Kas atsitiko? Tai kaip ten yra? Tai atsakant į tavo klausimą, biologiniai produktai yra nauji ne tik tau, bet ir man ir turbūt visai mūsų komandai. Mes visą laiką buvom pripratę prekiauti augalų apsaugos produktais ar ne sėklomis. Ir čia jau mums arkliukas mūsų ir žinoma. O dabar atėjom tokią sritį, kur mes mokomės tikrai kartu visi, kartu su kolegom ir ūkininkais. Ir taip Syngenta įsigijo prieš berods 5 metus įmonę Valagro, italų gamintoją. Ir pradėjome ir mes savo paletėje po truputį turėti tų biologinių produktų. Tai šiuo metu turime 2. Vienas yra Bixeran, azotą fiksuojančios bakterijos, ir kitas yra Megafol, biostimuliantas, kuris padeda augalam atsigauti po abiotinio streso, sukelto, tarkim, šalnos, karščio, liūčių arba nudeginus augalų apsaugos produktais, stipresniais mišiniais. Tai va kaip ir šitam lauke šiandien esam, kur panaudotas mūsų Megafol produktas, biostimuliantas. Ir dėl ko čia naudoja Megafolį? Jį taikė dėl sausros ar su herbicidais puškė, kas čia buvo? Su Laima kartu Linas Agro vadybininkė pasirinkom naudoti šitam ūkyje, ir ne vienam, tikrai ne vienam ūkyje Laima rekomendavo panaudoti kartu su herbicidu, nes yra mišiniai, kurie aštresni rapsui, stresuoja augalą, darosi toks kaip šaukštelis. Ir todėl, kad nuimti tą stresą, plus kad turėjom tokį gan ilgą sausą periodą ir žinojom, kad į herbicidą reaguos rapsai, kad jie stresuos. Bet herbicidai buvo purškiami jau ant sudygusio rapso. Taip, čia naudota nedirviniai herbicidai, čia naudoti ant sudygusio rapso. Rapsas turėjo 4-5 lapelius. Tai buvo dėtas herbicido mišinys ir kartu įdėtas 1 litras Megafolio. O tai gerai, pats produktas Megafolis, tai yra biostimuliantas. Taip. Kame paslaptis, kas ten per sudėtis ir kokie ten stebuklai sudėti? Tai biologinis produktas, kaip kalbėjom, ar ne? Pagrindą sudaro jūros dumbliai. Jūros dumbliai, taip pat yra amino rūgštis, betainai, vitaminai. Ir produktas grinai yra skirtas valdyti tą abiotinį stresą. Tai jeigu matom, kad, tarkim, bus dideli temperatūrų svyravimai rudenį ar pavasarį, jeigu, kaip tu sakei, minėjai atvažiuojant, kad turim šiltą orą, tada matai, kad šalnos ir bus didelis. Dabar prognozuoja. Taip, matom, kad bus didelis tas temperatūrų pokytis tarp dienos ir nakties. Mes 24 valandos iki to temperatūros pokyčio nukritimo galim panaudoti litrą ar 2 litrus Megafolio augalams ir jie taip perneš lengviau tą stresą. Tai realiai mes galim visiems augalams naudoti, ne tik tai rapsuose, pavyzdžiui. Ne, produktas yra registruotas visuose augaluose, tai kaip tu pati minėjai, pabandėjai pas save namuose ant dekoratyvinių augalų ir tu labai gerai pamatėjai tą poveikį, kai jau sakėjau. Taip, ant dekoratyvinių labai tikrai. Galbūt ant tų nekultūrinių, ant žemės ūkio augalų, rapsų, ten kviečių, galbūt tu ne visą laiką pamatysi, bet tą poveikį, tarkim, vizualiai žiūrėdamas į lauką. Bet bandymai rodo, ir dabar peržiūrėjom Vokietijos, Austrijos šių metų duomenis, tai matomas, gaunamas yra esminis derliaus skirtumas ir derliaus priedas yra gaunamas tiek rapsuose naudojant, tarkim, kartu su herbicidu arba netgi naudojant kartu su karate zeonu, kuomet naudoja vokiečiai rudenį prieš spragės. Tai net atrodo toks, kur tiesiog nekaltas. Nekaltas jo, bet net kartu naudojant su insekticidu irgi gaunamas derliaus priedas. Tai realiai šitas produktas jau dabar technologijų atsistos tiek rudenį, tiek pavasarį.
Taip, ir žinai, Odeta, besikeičiant tam klimatui ir kaip tu matai, kad ir neseniai įvykę Lenkijoje tie potvyniai, tu niekad nežinai, kaip čia tie orai keisis ir kokios anomalijos mūsų laukia, tai vis kuo toliau, tuo daugiau bus tie biostimuliantai naudojami žemės ūkyje. Kodėl šiaip, nes mums tai yra naujiena, bet pas ūkininką jau jo tam pirkinių krepšelėje biologiniai produktai, manau, kiekvienais metais daro vis didesnį ir didesnę dalį. Kas tai įtakoja? Tai dabar, kaip tu žinai, ES reglamentai nuolat keičiasi. Mes patys, ne tik mes ir mūsų kolegos iš kitų įmonių patiriam savo kailiu, kad vis daugiau veiklių medžiagų yra išbraukiama iš naudojimų sąrašo. Kadangi mes esame dar ir toj zonoj tokioj šiaurės, tai mes automatiškai dar mažiau turime veiklių medžiagų galimų naudoti. Ir taip pat ir ieškosim tikrai ateityje ir dabar ieškom tų kažkokių alternatyvų biologiniais produktais, nes ES eina į tvarumo politiką. Žaliasis kursas. Žaliasis kursas, taip.